Sveiki, aš esu Lukas iš riedis.lt ir šiandien noriu Jums pristatyti vieną iš naujausių 2025 metų sezonui paruoštą Ado Air 20 Pro modelį. Daugybę metų jau pardavinėjome Ado 20 Plus, paskui Ado 20S, kurie ir dabar populiarūs. Na, čia yra Pro modelis, kuris turi Bafango variklį, kuris padeda išvystyti net iki 35, net ir daugiau km/h greitį. Bet pagrindinis privalumas yra naujoje technologijoje. Reiškia, kadangi tai yra dviratis su diržinė pavara ir be jokių Shimano 7 ar 8 bėgių sistemos, kartais važiuojant didesniu greičiu jau nebeužtenka jėgų minti greitai pedalus, todėl kad negalima pasižeminti mechaninių bėgių. Tačiau naujasis Bafango variklis permeta automatiškai bėgį. Reiškia, jūsų minimą virš 20 km/h greityje jis pakeičia į sunkesnį režimą. Taigi, važiuojant didesniu greičiu, jums nereikia greitai minti pedalus. Jūsų variklis automatiškai pamažina bėgį. Tai yra super technologija, tik ką pats važinėjau su šiuo naujoju Ado dviračiu ir esu labai nustebintas jo galimybėmis. Na, Bafango variklis pasižymi ne tik šitą technologiją, tai yra vienas populiariausių elektrinių dviračių variklių gamintojų visame pasaulyje, taigi dabar ir Ado turi tokį variklį. Taip pat šiame dviratyje yra įmontuoti posūkio signalai, ko nebuvo praeitose modeliuose. Taip pat šis dviratis pasižymi mobiliąją programėlę. Jau prieš tai, kas seka mūsų video, esame aptarę apie Ado mobiliąją programėlę, kokie jos privalumai ir kiek yra galimybių pasikeisti įvairius nustatymus joje. Taip pat šį dviratį stabdo priekiniai ir galiniai hidrauliniai efektyvūs stabdžiai. Taigi visas komfortas yra pilnas. O galiausiai galinė bagažinė ir ilgi purvasaugiai leis jums pajausti tikrą malonumą važiuojant. Taip pat ir praktiškumą. Galėsite prisitvirtinti kažkokius tai daiktus bagažinėje. Na, dviratis yra pakankamai lengvas, 21 kg, jį varo 36 V, 250 W variklis, o baterija yra įmontuota į dviračio sėdynę. 9,6 Ah baterija leis įveikti iki 100 km atstumą, kai padeda jums elektrinis režimas. Taigi važiavimas yra malonus ir ilgas. Taip pat galite reguliuoti vairo aukštį, sėdynės aukštį. Na, be abejo, priekyje yra amortizatoriai, tačiau jie yra atnaujinti nuo senesnių versijų. Tai yra hidrauliniai reguliuojami amortizatoriai, kuriuos galima ir užblokuoti. Galite išbandyti šį modelį, palyginti su senesnėmis versijomis jį mūsų salone riedis.lt parduotuvėje. Na, ko šis dviratis neturi, tai yra akceleratoriaus. Tai yra Europai pritaikytas modelis su Bafango varikliu, dėja nėra techninių galimybių instaliuoti akceleratorių. Tačiau jeigu jums reikia akceleratorius, iš Ado gamintojų galite rinktis labai panašų senesnį modelį Ado Air 20S, kuris taip pat turi priekinius amortizatorius ir kitus privalumus. Na, o jeigu jums neužtenka vienos baterijos sėdynėje ir jūs norite nuvažiuoti dar didesnį atstumą, mes jums siūlome pridėti Ado Power Banką. Tai yra mažytė baterija gertuvės dydžio, kuri prisitvirtina pavyzdžiui štai čia, ir kai išsikrauna ši baterija, perjungiate šį laidelį į antrąją bateriją ir nuvažiuojate dar pusę tiek atstumo, apie 50 km. Su Power Banku jūs galite išvystyti net 150 km nuvažiuojamą atstumą. O dabar pademonstruosiu, kaip šitas dviratis lengvai susilanksto ir kokio jis yra lengvumo. Taigi pasižiūrėkime, kiek mažai užima vietos sulankstytas Ado Air 20 Pro dviratis. Galime tiesiog jį pasiimti į savo rankas ir jį įdėti į automobilio bagažinę. O jeigu norime vėl važiuoti, pasižiūrėkite, kaip greitai šitas dviratis išsilanksto. Atlenkiame vairą, užfiksuojame, atlenkiame patį dviratį, atsisėdame, atlenkiame pedalą ir pirmyn. Taip pat, ko nepaminėjau, tai yra torque sensorius. Šį dviratį valdo naujesnė technologija torque sensorius, kuri jaučia, kiek stipriai minate pedalus, tiek ir padeda variklį. Reiktų tai išbandyti ir pajausti. Važiavimo malonumas tiesiog superinis. Na, ačiū, kad žiūrėjote. O kas nori išbandyti? Elektrinius dviračius, elektrinius paspirtukus, elektrinius triračius, keturračius, elektrinius sunkvežimiukus ir kitokias mikromobilumo bei elektrinio transporto priemonės, atvykite pas mus. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Iki. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti. Kalvarijų gatvė 269 Vilnius.